Ar tau pažįstama situacija, kai kiti siūlo pagalbą, o tu automatiškai sakai, viskas gerai, susitvarkysiu? Kartais net tada, kai viduje visai nesusitvarkai. Pagalbos prašyti ar ją priimti daugeliu iš mūsų nėra lengva. Ir tam dažnai yra priežastis. Ne didžiavimasis ar stiprybė, o gėdos jausmas. Šiandien noriu pakalbėti apie tai, kodėl pagalbos priėmimas kartais atrodo toks sunkus ir ką apie tai sako psichologiniai tyrimai. Tyrimai apie savivertę rodo, kad pagalbos priėmimas labai glaudžiai susijęs su tuo, kaip mes vertiname save. Kai žmogus turi vidinį įsitikinimą, kad jo vertė priklauso nuo to, ką jis duoda kitiems, o ne nuo to, kas jis yra, pagalbos prašymas sukelia gėdą. Gėda sako, jei reikia man pagalbos, vadinasi esu silpnas. Tai dažnai išmoktas modelis iš vaikystės, kai meilė ar pripažinimas buvo siejami su stiprumu, savarankiškumu, susitvarkymu. Tačiau psichologiniai tyrimai rodo, kad tikrasis atsparumas kyla ne iš izoliacijos, o iš ryšio su kitais. Paul Gilbert kalba apie 3 emocinės reguliacijos sistemas. Grėsmės sistema, kai jaučiamės nesaugus ir gynybiški, pasiekimų sistema, kai siekiame tikslų, ramybės ir ryšio sistema, kai jaučiamės saugus šalia kitų. Kai atsisakome pagalbos, mes įstringame grėsmės sistemoje. Kūnas išlieka įsitempęs, protas gyvena nuolatinėme turiu susitvarkyti. Pagalbos priėmimas aktyvuoja ramybės ir ryšio sistemą, tą dalį, kuri nuramina kūną ir leidžia pasijusti priklausančiam. Kitaip tariant, pagalba nėra silpnumo įrodymas, tai saugumo būdas. Kaip mokytis priimti pagalbą? Pastebėk savo automatinę mintį, kai nori pasakyti ne, susitvarkysiu, paklausk savęs, ką aš iš tikrųjų bijau parodyti. Keis gėdos interpretaciją. Vietoj aš silpnas, aš žmogus ir žmonėms reikia žmonių. Praktikuok mažus žingsnius. Priimk pagalbą smulkmenuose, leisk kažkam tave pavežti, paklausk patarimo, pasakyk pavargau. Kognityvinės ir elgesio terapijos požiūriu per patyrimą kūnas išmoksta, kad saugu priimti, kad ryšys ramina. Pagalbos priėmimas nėra silpnumas. Tai drąsa leisti kitiems pamatyti tave tokį, koks esi. Ir kai tai pavyksta, gėda po truputį užleidžia vietą artumui. Pokyčių namai vieta, kur pagalbos prašymas yra normalus. Kartais pirmas žingsnis tiesiog pasakyti sau, man jos reikia.